Tai negerai ant savęs varyti, bet prašokau ant Ly, kai buvo akcentuojama, kad nešokt. Ir buvo mūsų +1, tada įmetė 2 baudas -1 ir tada, nežinau, nesugebėjau kamuolio pasimti nuo manęs jau, tai tas, kas kyla į galvą. Tai mes pradžiai vėl pirmam kėliny, atrodo, jie 5 tos tritaškius įmetė, mes neprasižengiam laiku. Tai vėl tas pats ir, aišku, lengva pasakyti, bet turim tą padaryti, nes rungtynės, pavyzdžiui, su Monaku ir parodė, jeigu mes nebijom prasižengti, vos ne visa komanda po 2-3 baudas turi, tai yra rezultatas +15, +20, o dabar, na taip, jie pataikė, bet jie yra labai talentinga komanda ir nenustebino, kad jie taip pataikė, tiesiog laisvai mėtė, nesuratavom, irgi kas buvo akcentuojama, trenerio štabo planas buvo sudėliotas, jo neišpildėm. 9 tritaškių jų per pirmą kėlinį, 10 per pirmą pusę. Čia tas turbūt esminis, per daug patogiai pasijuto atakuoti iš toli. Tai jo, tai paskui tos mini klaidelės, kai atrodo turim jau kamuolį pasiėmę ir tie 50/50 kamuoliai. Tada atrodo, jau bėgu į greitą, atsisuku, jau Svaideris meta laisvas tritaškį. Tokie mini pavyzdžiai ir daug reiškia, kiekvienas taškas daug reiškia, bet mums kartais atrodo, kad čia įmetė, važiuojam toliau, bet negalim taip, tai ir atrodo grįžtam, bet paskui vėl tas mini nei taktinis, nei ką, tiesiog mes patys nežinau, turim duotą kontaktą, vėl pasikartosiu, tai tiek. Tos komandinės pražangos treneris atrodo net ėjo iš proto šalia šoninės linijos, trečiam kėlinyje šis vieną turėti pas komandinę pražangą likus minutį iki kėlinio pabaigos. Kaip čia sakai, nežinau, čia atsidavimo klausimas ar kieno, kad tai vienose rungtynėse pavyksta šitą išpildyti, o kitose jau taip atsitinka. Ar čia koks? Atsidavimo klausimas? Atsidavimo. Kaip čia padaryti? Negaliu atsakyti šitą klausimą, bet nežinau, kažkaip neateina mums į galvą, kad reikia bauduoti ir nereikia bijot bauduoti, o mes bijom bauduoti. Ir ne tik, nežinau, neminėsiu pavardžių, bet ir aš kartais bijau bauduoti ir kartais atrodo, kad vos 2 baudom, paskui sėdi ant suolo, čia apie visus kalbu, ne tik apie save, sėdi ant suolo ir galvoju kaip, tai čia ir treneris tą sakė ir viską, bet nežinau, kas turėjo pasikeisti, jeigu mes prieš Monaką baudavom ir viskas buvo gerai, mes laimėjom rungtynės prieš labai gerą komandą, tai nežinau. Pačiam dar vienas tokias sėkmingos rungtynės, iki trečio kėlinio nebuvo metęs nei kartą iš toli, bet tas 2 tritaškiai iš kampų, ketvirtam kėlinį dar vienas toks pačiam nėra tos kažkokios, nežinau, dvejonių metant iš toli tais įtempčiausiais momentais. Tai jo, yra gal dvejonė, gal reikia gąsdinti, veržtis, bet žinau, dar tobulėjų, dar reikia išmokti, nežinau, ir savo smegenis valdyti, nežinau, kada reikia catch and shoot, kada veržtis geriau, reikia stebėti, su kokiu greičiu ateina žmogus į tą vadinamą close-outą ir spręsti, bet daugelis šoko, tai reikia dabar pasižiūrėti ir jo.